Šiuolaikinėje skaitmeninėje aplinkoje, norint užtikrinti veiksmingą sąveiką, labai svarbu pasirinkti tinkamą komunikacijos priemonę. Pavyzdžiui, paimkime elektroninį paštą. Juo siunčiami oficialūs atnaujinimai. Nesvarbu, ar pranešate darbuotojams ar dalijatės naujienlaiškiais, jis yra struktūrizuotas ir profesionalus, užtikrinantis, kad visi gautų žinią. Tačiau svarbus ir kontekstas. Oficialus laiškas gali padėti išvengti nesusipratimų, o neįpareigojantis tonas trumposiose žinutėse gali išlaikyti draugiškumą. Jautrioms diskusijoms idealiai tinka vaizdo skambučiai. Juose galima perskaityti kūno kalbą ir toną, todėl pokalbiai tampa pagarbesni ir aiškesni. O kai reikia greitos grįžtamosios informacijos apie grupės projektą, puikiai tinka tiesioginių žinučių platformos, tokios kaip Teams arba WhatsApp. Jos palengvina bendravimą realiuoju laiku, todėl visi laikosi vieningos pozicijos. Įvaldę šias priemones ne tik patobulinsite bendravimo įgūdžius, bet ir užtikrinsite, kad jūsų pranešimas bus tikslus. Skaitmeninė kompetencija tai veiksmingas ir atsakingas šių priemonių naudojimas.